kaip čia dabar gražiai pasakius, net nesinori sakyti sveiki, nori sakyti oho, 11 laidelė, literatūrinė mašina tikrai pagauna pagreitį ir aš kai sakau, kad pagauna pagreitį, tai drąsiai galiu sakyti, nes mes judame ir kažkuria prasme irgi pagauname pagreitį. Labas, Mantautai. Labas, Ieva. Pirmas dalykas, labai gražiai atrodai. Ačiū. Pirmas dalykas. Tu irgi. Antras dalykas, 11 laida. Ir mes esame ne studijoje. Ir tu sugalvojai, nes į tave galima rodyti pirštais, kad kaltininkas. Jo. Gali apibūdinti, kur mes dabar esame? Ieva, žiūrėk, čia iš tikrųjų labai tokia banali ir paprasta priežastis. Aš visą naktį nemiegojau. Aha. Ir galvojau, kažko man trūksta. Kažko trūksta. Jo, ir ryte nusprendžiau, kad man reikia apsikirpti. Ir kadangi mes esam mieste, bet kirpykla yra kitam miesto gale, tai mes turim daug laiko ir pagalvojau, pasikviesiu nuostabią pašnekovę Ievą. Ir kol važiuosim į kirpyklą, gal ir tau, Ieva, reikia? Jo, aš gal galiu tada ir paaiščiau. Ir tą progą mes pasikalbėsim apie labai įdomų autorių, Don DeLillo. Jo, kuris yra amerikiečių autorius. Ir tai pagalvojau, tą progą mes čia ir atsidūrėm. Na, kadangi mes esam tokie, kaip sakyt, jeigu kalbė apie literatūrą, tu automatiškai esi aukštuomenė, tai tu negali važiuoti su autobusu apsikirpti, ar ne? Tu renkiesi privatų, kad galėtum važiuoti tą juostą, kur tave praleistų. Jo. Supratau, gerai. Tai važiuojame gražiame baltame limuzine ir kalbame apie amerikiečių rašytoją. Ir Mantautas jį griebė kodėl? Jisai toks labai įdomus šiuolaikinis amerikiečių rašytojas. Pagalvojau, kad reiktų mums paimti kažką naujo, nes mes visą laiką imdavom negyvus autorius. Tai šį kartą mes turėsim pirmą kartą mūsų laidos istoriją, o kadangi jau yra 11 laida, tai... Ir gyva ir autorių. Tokiu formatu. Bent jau aš vakar tikrinau, jis dar buvo gyvas. Dar buvo gyvas? Gerai. Jo, jis labai jau senas, jam 89 metai. Išmintingas. Vyrai su metais tik išmintingėja, jie nesensta. Jo, bet jis dar aktyvus pakankamai. Rašo? Paskutinę knygą parašė 2020 metais. Tai jau truputį gal nusėdė šiek tiek. Jo, 6 metai ir kažkaip reikėtų kažką pasirinkti. Jo, bet žmogui 90 metų praktiškai. Tai gerai, tai pačiam gražume. Gerai, super. Tai kaip atsidūrė rankose šis autorius? Tai, visų pirma, man jo toks romanas pateko į mano rankas ir jis vadinasi Kosmopolis. Jo. Nes lietuviškai mes tuo metu, kai atsidūrė mano rankose, mes turėjom tik vieną jo romaną, dabar jau antras yra pasirodęs. Baltasis triukšmas vadinasi, White Noise. Tai bet čia iš esmės reiktų, prieš kalbant apie jo romanus, ir apie Kosmopolį mes kalbėsim šiandien daugiausiai. Taip. Bet kalbant apie romanus, reiktų, kad įvesti jo romanus, reiktų pradėti nuo jo biografijos, nes tai labai siejasi su jo kūryba. Taip. Biografija labai siejasi su jo kūryba. Bet jis atsidūrė man dėl to, kad lietuviškai tuo metu, sakau, tik vienas buvo romanas ir kažkaip tai toks pasirodė naujas, įdomus, netikėtas, ir dėl to jis atsidūrė, sakau. Mantautas sako, imu į savo kolekciją. Suvalgau akimis ir papasakoju visiems. Jo, paskui jau tada pradėjau gilintis į kitus jo romanus, jo biografiją, Ir tada jau atsivėrė, ar ne? Ir tada šiek tiek atsivėrė, aš nesakyčiau, kad jis mano mėgstamiausias autorius. O, labai gerai. Ar mes šiek tiek išjuoksime? Ar labiau rimtai viską pažvelgsime? Gal neišjuoksime, bet gal pakritikuosime šiek tiek. Man patinka, nes praeitą kartą tai aš bent jau vos širdies smūgio negavau, kai mes kalbėjome apie tos ten visus šarakyri, barakyrį. Gerai, bet dabar prie reikalo. Biografija. Kas čia per žmogus? Kas čia per asmenybę? Ar aš kaip moteris įmėgsiu, ar nuteisiu? Va čia įdomu. Nes kai jau prasideda apie meilę, ten jau prasideda. Ieva, iš jūsų natūros, aš manau, kad jūs įmėgsite. Gerai, tai papasakokit. Papasakokit mūsų žiūrovam apie jį. Jo, tai kaip matot iš vardo ir pavardės, Don DeLillo, jis yra italų kilmės. Jo, gimė italų imigrantų šeimoje. Taip.
Niujorke, Bronkso rajone ir buvo beje 11 vaikas, kaip ir Markeso šeimoje Markesas. Aš atsimenu, ten jau pasiklydau tarp sesių. Taip. Tai buvo 11 vaikas, bet šeima buvo visiškai tokia, kaip pasakyti, adekvati, normali šeima, jam nedraudė užsimti literatūrą, net sakė, rimtai? Jo, kad sako, sakė, gerai. Rašyk. Jo, ten nespaudė, kad tu turi būti verslininkas ir taip toliau ir panašiai. Tai va, bet jis iš pradžių, jisai mėgo daug skaityti, nes kai jis buvo paauglys, jisai dirbo automobilių stovėjimo aikštelėje. Ai, ką veiks visą dieną? O ką veikti? Tuo metu socialinių tinklų nebuvo, interneto nebuvo. Turėkite omeny, kad jis gimė 1936 metais. Pradėkim nuo to. Jo, dar prieš antrą pasaulinį karą, tai kitaip sakant, jo. Ir atsidirbdamas stovėjimo aikštelėje, prižiūrėdamas ten tuos automobilius, aš nežinau, ką jis ten darė, bet turėjo daug laiko ir skaitė Hemingvėjų. O, prašau, mes kalbėjom apie jį. Taip. Skaitė Hemingvėjų, skaitė Jamesą Joyce'ą, skaitė Faulknerį, beje, šitie 3 autoriai, aš sakyčiau, vieni pagrindinių yra jo kūryboje. Jo. Dar toks Gedis buvo, kuris irgi jam padarė didelį įtaką, tai va, ir aišku jisai... Bet įtaka čia iš tos perspektyvos, kad jį įkvėpė, jam patiko, ar nebuvo, ką skaityti daugiau? Ir tiesiog populiariausios pavardės tuo metu visur? Gal jam patiko, bet pavyzdžiui, iš Hemingvėjaus jisai nieko neperėmė, tiesiog meilė literatūrai. Jo, nes Hemingvėjus visai kitas stilius negu jo, bet jam didelį įtaką padarė Jamesas Joyce'as. Tas pats Gedis, kuris toks Amerikos visuomenės diagnostikas buvo, parašė didžiulę knygą parašė, 900 puslapį ir kiek ten, jo. Nu tai tikrai reikia daug. Nėra ką veikti, jau skaitai. Tokia plyta. Tokias plytas ir skaitai, jo, arba Faulkneris, jisai iš tikrųjų toks labai amerikietiškas autorius ir kadangi mes ir kalbėsim šitas autorius, Don DeLillo, irgi labai amerikietiškas autorius ir toks Amerikos visuomenės irgi teorinėtojas, diagnostikas. Tai va, be to jis labai mėgo muziką. Kokią? Džiazą. Jo, bet jis nemėgo to saloninio džiazo, jisai mėgo tokį nurautą, chaotišką džiazą. O, gerai, skamba kaip sveikas vyras, man patinka. Jo. Taip. Jo, toksai, sakyčiau, ir jo literatūrai tas atsispindi, toks fragmentiškumas, toks netikėtumai įvairūs, ten nėra tokio struktūruoto siužeto pas jį, kaip džiazo kūriniai, jo ta literatūra, tai va, nes jisai sakė, kad muzika, literatūra ir dar vienas dalykas, kinas, dar viena meno rūšis, kuri jam darė didelį įtaką ir keitė jo pasaulėvaizdį. Tai pavyzdžiui, dar grįžtant prie džiazo, tai nežinau, džiazo ten žinos tokių autorių kaip Miles Davis, pavyzdžiui, toks džiazo muzikantas, jam labai patiko, arba pavyzdžiui, dar ten buvo tokie kiti džiazo muzikantai, tokie kaip Mingis, pavyzdžiui, Čarlzas Mingis, tai va, jo, bet čia gal tiesiog muzikos frykai žino šitas autorius. Jo, tai va, tai tokie džiazistai 60-mečio jam labai patiko ir kinas 60-mečio jam darė įspūdį, kaip jisai pats sakė, kinas formavo jo pasaulėvaizdį, ypač europietiškas kinas, kaip Antonioni, kaip Godaras ir aišku, amerikiečių kino legenda Stanley's Kubrickas irgi darė jam didelį įtaką. Tai va, tai žodžiu, sakyčiau taip, literatūra, Faulkneris, Joyce'as, Gedis, muzika, tai Miles Davis, jo, Mingis, ir kinas, tai Godaras, Antonionis ir Stanley's Kubrickas. Bet visai vilioja jau netimti į rankas jo literatūrą, nes manau, kad ji turėtų būti spalvinga. Jums patiks. Jo, bet jis pats, kaip pats sakė, jo manimų rašytojas turi oponuoti bet kokiai sistemai. Tai yra, rašytojas turi būti rašyti prieš, sakykime taip, prieš įvairias galias, prieš valstybę, prieš įvairias sistemas, prieš vartojimo sistemas įvairias, prieš pramogų sistemas. Jo, tai būti drąsiu. Jis turi būti opozicijoje visą laiką. Rašytojas turi būti opozicijoje. Jo, ir... Bet jis pats
irgi nepriklausė jokiai ten rašytojų tusovkiais, vengdavosi, toks būdavo toks, sakykime, vienišas žmogus, kuris rašė, kuris draugavo su rašytojais, bet jis ten nepriklausė jokiam kažkokiai bendruomenei, rašytojų klubui, jisai vengdavo tų dalykų. Tai va, kaip sakau, jisai oponavo tom bet kokiom struktūrom, sistemom ir taip toliau, ir tą savo literatūrą darė. Bet pradėjo rašytis pakankamai vėlokai, nors jau 50 metų rašo. Taip. Tai va, Ką reiškia vėlokai? 71 parašė pirmą, išspausdino, publikavo pirmą romaną, kuris vadinasi Amerikana. Tai va, dar prieš tai jis dar dirbo reklamos agentūroje, todėl jis labai gerai išmanė... Kaip parduotis knygas? Gal kaip knygas parduotis labai negalvojęs, net nemanė būti rašytoju. Jis rašė nespecialiai, kad būtų rašytoju, bet tiesiog jam patiko. Bet prieš tai jis dar dirbo aikšteliai, paskui jisai baigė universitetą, baigė komunikacijos menus, kad ir ką tai reikštų. Ir tada įsidarbino reklamos gamybos agentūroje, kuris kūrė tekstus, kūrė visokius šūkius, pavyzdžiui, alaus reklamai netgi kūrė šūkius, mašinų reklamai, automobilių reklamai kūrė šūkius ir, kaip sakau, rašė visokius reklaminius tekstus, bet 5 metus atidirbo, ten jis nesiskundė to darbu, bet tiesiog jam nusibodo. Jisai pats sakė, kad... Kam rašyti kitiem, kai gali savo parašyti? Jo, kad jam tiesiog įvargino labai tas darbas, išvargino ir jisai galiausiai pradėjo bandyti rašyti pats, Ir gerai gal padarė. Ir 71 metais, skirtingai negu ten koks nors Goldingas, nesiuntinėjo 50 leidyklų savo ten tuos rankraščius, tiesiog keliom išsiuntė ir kažkaip jo surizikavo, išspausdino tą Amerikaną, nors daugelis sakė, kad niekas neskaitys to romano. Panašiai ir buvo, tas nebuvo labai populiarus dar, bet ten jau nuskambėjo tokios pirmos idėjos, kurios paskui atsispindi ir vėlesniuose jo romanuose. Ten, pavyzdžiui, yra toks sakinys, kai veikėjas vienas sako, ką tu manai apie karą, aš jį mačiau per televizorių. Tai va, tai idėja tokia, kad ten daugelis jo veikėjų viską apie pasaulį sužino iš medijos, iš televizijos, iš kino ir ta prasme visi gyvena tokiam izoliuotam, medijuotam pasaulyje. Kur viską matai per ekraną. Jo, kur viską matai per ekraną. Ar mes kalbam apie kasdienybę, nes man tai tokiu kvepia šiuolaikinių pasaulių. Šiuolaikinis amerikiečių pasaulis, ypatingai tengi, ypač Amerika yra kinocentristinė valstybė, kur Holivudo žvaigždės yra kaip dievybės. Ir iš tikrųjų, jo ekranas turi labai didelę galią Amerikoje. Tai ir jis tas idėjas, tas, sakykim, kas paskui netgi postmodernistų filosofų plėtojimas buvo, bet tikrai ne jis darė įtaką postmodernistam, labiau gal jie jam darė įtaką. Tai jis plėtojo savo romanuose ir, jo literatūrą galima suskirstyti į 3 etapus. Pirmas etapas tai tas Amerikana, kuris truko nuo 71 kažkur iki 80 metų. Čia kol žmogus gėrė daug amerikano kavos? Taip. Sakau, toks žmogus buvo labai tvarkingas, tiesą pasakius. Aš nežinau, ar jis gėrė rūkė, tiesą pasakius, nes nepanašu tikriausiai, kad tiek išgyveno metų. Jo, bet jis beje, taip ir pragyveno, tiksliai nepasakysiu, kada jisai vedė, bet jis iki šiol gyvena su savo žmona. Jo, jis, kiek žinau, vaikų neturi. Jo. Gal nėra, kada vaikai susimt, kai reikia rašyti. Jo, bet jis taip ramiai pragyveno, kaip sakau, ir jo romanai, beje, kaip sakau, jis pats sakė, kad kinas darė didžiulę įtaką jo literatūrai, jo pasaulėvaizdžiui ir jo romanai labai kinematografiški. Turiu omeny, kad bent 3, kiek aš žinau, jo romanai yra ekranizuoti. Tai yra... Nes iš pavadinimų, tai kalbėtų apie tą kur sakėt, kad kalbėsim. Jo, Kosmopolis. Aš labai girdėtas pavadinimas. Tai jis yra filmas. Aš sakau. Tikrai esu tikriausiai nepirmačius. Su režisierius Cronenbergas, o vaidina, man atrodo, Pattinsonas, tas legendinis aktorius, Robertas Pattinsonas. Taip, tai aš, man atrodo, net ir daugelis bus matę. Taip, Kosmopolis yra ekranizuotas, bet yra dabar, ne dabar, bet 22 metais Netflixas sukūrė dar vieną kino filmą pagal jo romaną White Noise, Baltasis triukšmas. Galit pasižiūrėti Netflix'e.
Neblogas, viskas labai panašiai kaip tam romane rašo. Jo. Kaip ir Kosmopolis, beje, apie kurį mes kalbėsim, citatos tiesiog. Režisierius ten nesivargina, ima citatas iš knygos ir deda į veikėjų lūpas. Taip, geri tekstai, tai ten nėra ką ir... Bet kaip įdomu, pradėjom nuo Amerikano, kaip aš šiukiuosi, gyvenimo tarpsnį sukavau, jau Kosmopolis, jau Kosmopolipataną įmė į rankas. Jo, bet Kosmopolis tai buvo jau, dar sugrįšim, tai buvo tas pirmas tarpsnis, iki 80, nuo 80 iki 2000 jau buvo antras tarpsnis, sakykim taip, kur jau literatūra tokia meta postmodernistinė, dar čia toks modernizmas sujungtas su postmodernizmu, sakyčiau, jo aukso amžius tai yra. Tai White Noise, būtent baltasis triukšmas parašytas jau antrajame tam laikotarpyje ir trečiasis laikotarpis prasideda nuo 2000 metų, ten jau sunku apibrėžti iš viso žanrą. Ir ten jau mes turim, 2003 kaip tik pasirodė Kosmopolis. Tai mes pakalbėsim apie trečiojo etapo romanus. Aš sakyčiau, lūžio taškas labai svarbus, apie jį mes irgi pakalbėsim, kodėl tai yra tas lūžio taškas būtent įvyko 2001 metais. Kaip žinot, tas rugsėjo 11 teroro aktas, kuris Amerikoje žymi... Kur du broliai. Jo, kur yra lūžis istorinis, kur turėjo pasiekmių sociologinių, ekonominių, filosofinių net pasiekmių turėjo, kur visiškai pasikeitė ne tik Amerikos visuomenė, bet ir pasaulis, terorizmas atsirado, iki tol praktiškai pasaulis gyveno tokiam aukso amžiuje. Kur 90-metis pasibaigęs jau šaltasis karas ir mes jau gyvenam, atrodo, tokiam... Ramybėj kažkokia prasme. Ramybėj, laisva rinka, visi keliauja, globalizacija, Fukuyama rašo tekstą istorijos pabaiga, kad istorija baigėsi, nieko nebevyksta. Jo. Ir staiga toks įvykis, ne? Bam. Tai 3 etapai, jo, tai, o mes apsistosim jo ties paskutinio etapu. Ir pakalbėsim konkrečiai apie Kosmopolį. Gerai, bet dabar dar šiek tiek sugrįžkime į tą visą pradžią, tai žmogus sau ramiai dirba, mokosi, išeina iš marketingo tų visų bendrovių, atsisėda, parašo Amerikaną ir ką? O jo paties gyvenime, ar jisai vis tiek sutiko kažkokią ir moterį, sutiko, gal keliavo daug aplink pasaulį, ar jis toks labiau savo žemeliai, ramus, klauso džiaziuko, geria vandenį su citrina ir sako, aš tiesiog rašysiu. Apie jį patį, ar dar yra kokių nors tokių faktų, ką mes turėtume žinoti, susipažinti, kad paskui nenustebintų? Ne, Ieva, tiesą pasakius, jo biografija labai neįdomi. Gal, neįdomesnės biografijos tikriausiai nesugalvosi, nebent Kafkos. Kafkos tai iš vis ten nėra biografijos, bet... Tik meilė. Jo, bet ten... Ramus, žodžiu, vyrukas. Ramus, kaip sakau, susirado vienintelę žmoną, su kuria pragyveno visą gyvenimą. O, sėkmybė, prašau. Jo, apie kurią net nėra įrašo... Atskiro turiu minį įrašo Wikipedijoje, aš net bandžiau paieškoti apie tą žmoną, tai ten ne kažką. Gal dėl to ir sėkmingas vyras sako, kai atrandi savo ir amžinai nesu viena, tai... Taip, tai sakau, tai čia ne Henris Milleris ir ne Hemingvėjus. Jo, ten atskira kalba apie biografiją, čia sakau apie biografiją. Apie kurią mes kalbėjom, galite pasižiūrėti. Jo, čia įdomiausias biografijos detalės, kad jis dirbo automobilių stovėjimo aikštelėje. Ir daug skaitė. Gerai, tai gal tada griebiam jo kūrinį, ar ne? Po kurio, kai Mantutas paskaitė, pasakė savo, aš privalau apie tai pakalbėti. Taip. Tai gerai, Mantutai, kaip atsirado ta knyga tavo rankose? Tai Kosmopolis, kaip sakau, man patinka tokios knygos apie šiuolaikinį pasaulį, jų nėra daug, kurios diagnozuotų, analizuotų šiuolaikinį pasaulį. Aš kaip sakiau, jeigu mes kritikuotumėm šitą autorių, tai yra daug stipresnių autorių, kalbančių apie šiuolaikinį pasaulį, bet jie negyvena Amerikoje. Jo, apie kuriuos mes gal ateityje pakalbėsim, tokie kaip Holebekas, reiktų gal tart, tai mano manimus daug stipresnis yra prancūzų rašytojas, kuris toks, kaip sakant, labai geras, labai gilus diagnostikas, neatsitiktinai gal europietiška ta tradicija yra daug stipresnė, amerikietiška jinai tokia labiau paviršutinė. Tai va. Bet daug kas taip sako, net dėl to ir vadina, kad amerikonai jiem niekas nesvarbu. Taip, tai aš sakyčiau, jisai bando būti gilus,
Bet kai aš galiu palyginti su visai kita, su europietiška tradicija, aš matau, kad ten to gylio ne per daugiausiai, bet pakalbėsim. Pakalbėsim. Gerai, tai ar ilgas ar trumpas šis romanas? Čia labai svarbi šitą plytą, ar ją sunku valgyti? Jis nėra ilgas, jisai yra... Jo, jisai virš 200 puslapių, ta prasme. Patinka, kaip man tas taip ramiai pasako. Jo, 200 puslapių toks prieš miegą. Jo, jis nėra ilgas, bet siužetas ten pakankamai įdomus, sakyčiau. Ir tas filmas su Pattinsonu, Cronenbergas, mano manimu, jisai neišpildė gerai. Ta prasme, filmas dar silpnesnis už romaną. Rimtai? Taip. Nu gerai. Ta prasme, filmas mane visai nuvylė po romano, tai romanas šiuo atveju, jeigu lyginsim, viskasgi paaiškėjo lyginant, tai sakykim taip, tai aš siūlyčiau visiems skaityti romaną. Jo. O romano veiksmas, žodžiu, vyksta kaip Joyce Ulysė. Vieną dieną vaikinas, kuris labai jaunas, 28 metų, multimilijonierius, žodžiu, kaip ir aš, neužminga naktį ir nusprendžia ryte, kad reikia apsikirpti. Jo. Ir jisai multimilijonierius, jisai eina per savo apartamentus, ten jis turi ryklį, akvariume augina ryklį, žodžiu, turi meditacijos centrą, turi nusipirkęs bombonešį 160, kuris gali skraidinti atominę bombą ir sparnuotasias raketas, bet kaip jis pats sakė, kai pirko į kainą neėjo, tai ir nusipirko be sparnuotų raketų ir atominio ginklų. Jo nepridėjo. Jeigu kažkas pirksit, įsitikinkit, ar viską sudeda. Tai kai jo klausė, tai kur tu... O tau leidžia skraidyti rusai? Ne, sako, tai kad aš ne iš rusų pirkau, aš kažkur Kazakstane įsigijau, o dabar jisai mano Angare, Arizonoje yra. Tai va, tai toks multimilijonierius, ekstravagantiškas. Su gyvenimiškom problemom. Jo, su gyvenimiškom problemom. Su rykliu, ten į pašerti ir visą kitą. Jo, eina link savo limuzino. Vairuotojas sako, šiandien labai daug bus spūsčių mieste, nes prezidentas yra Niujorke, kaip tik važinėja ir dar kažkokie tai saugumo reikalavimai, ten kažkokie protestai nusimato ir sako, gal tu nevažiuok apsikirpti, o gal, čia kažkur yra kirpyklos, tai ne, man reikia ten, žodžiu, jam reikia kitą Niujorko galą. Taip. Ir jisai sėda į tą limuziną ir tokia kaip Uliso kelionė tuo limuzinu mieste, kur jisai važiuodamas tuo limuzinu susitinka su įvairiais žmonėmis, nes patenka ten į kamščius, pamato važiuodamas, kad su taksi važiuoja jo žmona, kurią jis vedė prieš 2 mėnesius. Jisai išlipa iš limuzino, persėda į taksi ir sako, žmonai, gal pavalgom. Bet bendravimas tam romane labai gerai pertiktas, ką reiktų pagirti iš tikrųjų dėl Lilo, kad jisai labai gerai pertikė tą žmonių bendravimą, tokį šaltą susvetimėjusi. Žmonės susvetimėja, žmonės tokie... Čia kaip dabar, sėdi prie stalo ir chatina. Taip. Net nėra, nors tu gyvai sėdi su žmogum, bet tikrai labai tokia tendencija. Taip. Ir ta žmona irgi tikriausiai... Vedybos vyko dėl to, kad jinai labai turtinga, jinai pati poetė, bet jos šeima labai turtinga ir labai didelius turtus paliko ir čia toks kaip sandėris gavus. Jo. Tai jie ten pavalgo, taip šaltai pasišnekėdami su žmona, jis pasiūlo ten jai sekso, bet jinai atsisako, tada jis vėl grįžta į limuziną, limuzinė jau sėdi ten kažkokia finansų analitikė, kuris sako, žiūrėk, finansų rinka yra dabar labai nestabili ir tu pasisaugok, nes tu perki ienas, bet jos dabar yra, jų vertė krenta. Taip. Tai sako, nieko čia tokio, dar reikia užsipirkti tų ienų, ta prasme, viskas gerai, aš viską kontroliuoju. Tai ir jis važiuoja su tuo limuzinu, susitikinėja su įvairiais analitikais, teoretikėm, ten pasimylė su kažkokia meno, žodžiu, dizainerė ar kažkokia irgi analitikė, kuri jam siūlo garsaus menininko paveikslą. Jis sako, man to paveikslo nereikia. Sako, aš sužinojau slapta, kad jis bus parduodamas. Sako, tu visą laiką norėjai to Roth, man atrodo, to menininko paveikslą.
Sako, aš noriu jo sukurtos koplyčios, jis yra pastatęs, bet sako, ten žmonės meldžiasi. Sako, aš sumokėsiu, kiek reikia, aš noriu koplyčios ir viskas. Sako, man nereikia to paveikslo. Tai va, tai jisai... Skamba kaip Napoleonas, kuris norėjo Onos bažnyčiai. Jo, kažkas, grinai, kažkas sakau, labai panašiai. Tai, bet pastovi važiuojant tuo limuzinu, jisai kas 10 minučių ar ten, kaip jisai pats sakė, laikas labai svarbus kapitalizme ir mes turim skaičiuoti ne sekundėmis, o nanosekundėmis, nes viskas keičiasi ir mes turim valdyti laiką, kas valdo laiką, tas valdo finansus. Šis toks, dar reikia pasakyti, kad jis toks technokapitalistas, šiuolaikinis kapitalistas. Tai va, tas romanas, turėkite omeny, kad buvo parašytas 2003 metais. O, kaip žinom, sakau, labai svarbus buvo įvykis 2001 metais įvyko taip. Bet jis aprašo įvykius, kurie vyko 99 metais. Reiškia, taip, iki to. Aha. Ir kad visuomenė dar gyvena to iliuzijų ir jis aprašo tą iliuzinę visuomenę. Kad viskas nuostabu. Taip, kad viskas nuostabu, kad mes kaip į karas, žinot, tam mite, kur į karą skrido prisiklijavę su vašku plunksnas. Ir jam tėvas sako, tu būk atsargus, nes jeigu tu per aukštai pakilsi, vaškas pradės tirpti ir plunksnos nukris ir tu įkrisi į jūrą. Bet jeigu tu skrisi per žemai, tu sušlapsi ir tu irgi paskesi. Ir karas pasijutęs labai gerai, jis pakilogi labai aukštai. Ir vat kas gavosi, tai va čia toks šiuolaikinio Ikaro istorija. Beje, Ikaras paminėtas ir tam romane vienam epizode, kaip tik tas veikėjas ir pavadinamas Ikaru. Sako, tu šiuolaikinis Ikaras. Geras. Tai va, tai čia, sakyčiau, toks šiuolaikinis Ulisas ar šiuolaikinis Ikaras, kuris važiuoja tų limuzinų ir mato, kad jis bankrutuoja. Nes limuzinas prifarširuotas technologijų, ekranų tų pačių, kur jis, izoliuotas nuo tos tikrovės, jis apsaugotas nuo visko, nes ten toks įdomus epizodas, kai jis patenka į kamštį, nes vyksta protestas, jis iškiša galvą, pasižiūri, žmonės protestuoja, įkiša galvą į vidų, įsijungia žinias ir mato, kad filmuoja, kad prie jo limuzino žmonės protestuoja. Ir jis mato per žinias limuzinę, žodžiu, kaip protestuotojai daužo jo limuziną, neprasme, ir toks absurdas. Taip. Toks farsas ir absurdas jo šiuolaikinės visuomenės, kuri tokia šiuolaikinė civilizacija, kuri, sakykime taip, sukūrė tokius žmonės, kurie gali nusipirkti limuziną, su kuriuo patekti kamščius, ir stovėti kamščiuose su tais pačiais paprastais žmonėms, su taksistais, jie kamščiuose tampa lygus. Ta prasme, tie pinigai tau nuperka limuziną, su kuriuo tu pateki į kamščius ir tu vis tiek esi toks pat kaip visi kiti. Reikia jums sraigtasparnį. Jo. Bet kaip žinom, sraigtasparnį irgi krenta, kaip Kobe Bryantas, garsus krepšininkas, jo milijardai irgi neišgelbėjęs, nukrito su sraigtasparniu. Ką tu beimsi, jeigu ir į Titaniką gausi sėkmės? Ikaro sparnai visada nudega, čia yra iliuzija. Tai va, paskui... Bet ar čia yra kažkokio tokio, taip labai atsiprašau, kad dar nepabėgant, kažkokia gal pamoka paprastam tam žmogui, kad tu vis tiek tave sukūrė, nežinau, ten ko tiki Dievas, tėvai, bet kiekvienas iš mūsų turim tą tikėjimą, kad tu iš esmės gimei tą skruzdėlytę ir kažkuria prasme ir mirsi skruzdėlytę. Ir šitas romanas yra šiuolaikinės visuomenės kritika ir diagnostika. Prašau. Nes iš esmės tu gali turėti milijardus, tu gali nusipirkti koplyčias, tu gali nusipirkti limuzinus, bet tu vis tiek kentiesi. Kaip tas verslininkas tai kenčia, jam vis trūksta tikrovės kažkokios. Dėl to yra ten vietų, kur jis kartu obsesiškai tyrinėja savo sveikatą, nes ten yra įdomus epizodas, kai daktaras, jisai susitinka su savo daktaru kiekvieną dieną ir kadangi jis važiuoja su limuzinu, aišku, daktaras irgi prisistato, bet jo tikrasis daktaras negalėjo būti, tai prisistato kažkoks daktaro draugas, ten jį apsauga sulaiko, prirėmė prie limuzino, bet paaiškėjo, kad, čia tiesiog kitas daktaras, sako, jis pakeitė, aš jį pakeičiau ir atvykau. Gerai, sako, užeik. Ir tas daktaras jam tyrinėja prostatą, ta prasme. Limuzinė. Ten įsitraukia toks stalas, žodžiu,
Nu, aš detalių nepasakosiu, bet jis jo, ant to stalo. Jau šiek tiek ant liežuvio gal norėjau sakyti, nu tai va, turim limuziną, reikia tik daktaro, gerai, supratau. Jo, jis net turi limuzinę, jo, tokį stalą specialų, kur jis kalba tuo pačiu su savo verslo kažkokia analitikė, kuri pabėgioja ir irgi užsuko į limuziną ir užsuko daktaras ir jis kalbasi, jam ten tą maigo prostatą, žodžiu, ir jis jaučiasi puikiai, ar ne? Ir jis jaučiasi, jis net seksualiai susijaudina. Prašau. Nes matydamas ją suprakaitavusią su vandens buteliuku, gniaužiančią tą vandens buteliuką, jis susijaudina ir sako, kodėl aš anksčiau tavęs tokios nemačiau. Ir sako, tau netinka bėgiot, tau reikia tiesiog sėdėti ir mane gundyti. Čia galvoju sakyti, sėdėti ir prakaituot, va. Ja. Supratau. Tai va, ir daktaras duoda jam diagnozę, kad viskas gerai, dar čia savo apgamą parodo, nes sako, apgamas dar turi pasireikšti, tada aš galėčiau pamatyti. Kol kas jis nepasireiškia, aš nieko negaliu apie jį pasakyti. Ar čia kvepia kažkokia mirtina liga? Nekvepia mirtina liga, nespolinsiu, bet nekvepia mirtina liga. Tai, taip. Tai jom tas gyvenimas limuzinė, tai čia kaip gyvenimas ant ratų, kai būna kiti žmonės. Absoliučiai. Limuzinas, jam yra ir ofisas. Jo. Ir ligoninė, jam viskas yra limuzinas, ta prasme, jis visą laiką praleidžia limuzinę. Ta iliuzija tam burbule. Tam burbule. Tam medijuotam burbule su ekranais, jis ten mato ir akcijų, ten tos diagramas, krenta, kyla, jenos tenai, sakykime, situacija, ne? Ir jis kiekvieną vis pasižiūri tuos ekranus ir vis jo finansinė situacija blogėja, jis ten kas 10 minučių praranda milijonus, realiai. Milijonus. Bet jam irgi tas teikia kažkokį seksualinį pasitenkinimą. Žodžiu, jam seksualinį pasitenkinimą iš esmės teikia 2 dalykai. Tai yra... Moteris su buteliuku. Ne, čia toks gal mažiau, ne? Bet 2 dalykai, sakykime, tai yra, kai jisai uždirba pinigus ir kai jis praranda pinigus. Jo. Prašau. Kaip ten vienas veikėjas sakė, tu labai prieštaringa asmenybė. Jo, jis labai prieštaringa asmenybė. Čia juoda arba balta? Nu, tam tikrą prasme jo. Ta prasme, tai va, dėl to man tas ir prisiderino baltą arba juodą. Aha, gerai. Jo. Supratau. Jie vaizduosiu aš paslaptį. Pattinsonas taip apsirengęs buvo Kosmopolė, tai aš... Aš sakau, kad aš mačiau tą filmą, nu ta prasme, gerai. Bet gyvena toks žmogus, ar ne? Kažkuria prasme gal kažkas visai susižavėjo tokiu gyvenimo būdu, apie tai galėtų tik svajoti. Taip. Bet vis tiek kažkas su juo yra negerai. Nu, kiekvienam romane kažkas, veikėjas kenčia. Nuo ko šitas žmogus kenčia? Tai kaip sakau, jis vienišas. Jis vienišas iš esmės. Kokie jo santykiai šalti su žmona. Beje, jis susitinka ne vieną kartą su žmona, jis paskui vėl susitinka su žmona. Kitam kamštį. Kažkas panašaus, jo. Jis pamato ją prie kažkokio, prie teatro įėjimo ir jisai susitinka, sako, tai ko tu šį iš spektaklio? Sako, tai buvo daug žmonių ir supratau, kodėl buvo nedaug žmonių. Todėl, kad spektaklis nepavykęs, tai ir išėjau. Tai va, jis vėl ten įsiūlo pasimylėti, bet ten atsisako. Ir jo, jisai, aš kažkur skaičiau recenzijų, kad šitam romane veikėjam galėtumėm duoti skaitmenis vietoj vardų ir nieks nepasikeistų. Nes visi santykiai yra tokie kažkokie tai... Iš išskaičiavimo netikri, tokie šalti kažkokie tai tokie drungni tie santykiai visi tokie yra. Net kai jisai mylisi, jis ten taip labai mechaniškai viskas atlieka. Bet kaip yra įdomu, kad pats rašytojas rašo kažkuria prasme apie praeitį, bet jau kalba apie ateitį, net to nesuprasdamas, kad mes dabar gyvenam tokioje realybėje, kur žmonės viską turi. Tikrai gyvenam tokio kiaušinio sąlygom, kaip pasakau, ne visi, bet išrinktieji, bet žmonija eina į bendravimo prasme tokį susinaikinimą. Labai retai rasi žmogų, kuris gatvė vidury užkalbintas, negalvos, kad tu esi frikas, o su tavim pasidės ir pakalbės. Čia ir dabar. Apie žydį rapsus ar nežydį. Šiuo metu mūsų vaizdą dar nemačiau. Bet aš sakyčiau, tas veikėjas, jisai nori patirt, kaip sakau, jisai atbukęs nuo visko, nes visko turi. Bet tu ko jis nori, ko jam mažai? Ir jam reikia tikriausiai tos
tos tikrovės patyrimo kažkokio. Tai. Nes jis ten yra toks epizodas, kuris pasimylėjęs su viena apsauginė savo, o jinai turi tokį pistoletą elektrošoko. Jisai paprašo, kad jinai ant jo tą elektrošoką išbandytų, sako, bet tave ten 15 minučių tavo smegenį suparalyžuos. Sako, gerai, bandyk ant manęs. Ir jinai iššauna tą pistoletą ant jo ir tenai konvulsijose varto 15-10 minučių vartosi iš skausmo, ta prasme. Nes jam reikia, jisai atbukęs nuo visko, jam reikia potyrių. Man tai šiuolaikiniai žmonės pasakytų gal žmogui depresija, kur jau toks gyveni gyvenimą, viską turi, bet nieko neturi kažkuria prasme. Ir tu... tam tikra prasme jo, tai yra tokia neurozės forma jo, kur tu, kaip sakau, Baudrillard'as tai vadino tikrovės stoka. Kur tu stokoji tikrovės, nes tu tikrovę gauni per ekranus visą. O tai negali būti, kad rašytojas, apie kurį mes žinome mažai ir kaip jūs sakėt, kad žiauriai neįdomi biografija, gal ir jo gyvenime norėjosi kažko daugiau? Jo, bet jis tą visą literatūrą perkelė. Ir sudėjo. Jo, nes jisai, kaip sakau, dar kalbant apie tą įvykį rugsėjo 11-ąją, nes kadangi visi Delilą žinojo kaip Amerikos visuomenės, Amerikos civilizacijos diagnostika, visi tikėjosi, kad jis 2003 metais parašys romaną apie rugsėjo 11. Tai o jis parašė kažkokį keistą romaną apie čiūvą, kuris važiuoja limuzinu ir patenka į kamščius. Tai visi nesuprato. Bet galiausiai jis parašė vėliau romaną apie rugsėjo 11, kuris vadinasi Krentantis žmogus. Nes žinot, tie vaizdai buvo, kai žmonės, nenorėdami sudegti, šokinėjo iš dangoraižių, tai jis parašė. Bet amerikiečiam tai labai jautri tema, o jis ten irgi labai šaltai parašė apie kažkokį klerką tenai, tai kuris išgyveno tą rugsėjo 11 ir jis išgyveno kaltę, kad jis išgyveno, kiti mirė tuo metu. Tai toks labai šaltas romanas ir amerikiečiam nelabai patiko jisai, bet jam dar buvo labai svarbus įvykis, kaip Amerikos diagnostikui, tai Kennedžio nužudymas. Prašau. 63 metų, atrodo, jeigu aš neklystu. Jeigu klystu, iškirpsim. Arba tai būna tik sudedama detalė. Jo, atrodo, 63, tai va. Bet ar gali tai būti, kad jį inspiruoja, kažkuria prasme, istoriniai tokie faktai? Jo, ir jisai po to įvykio parašė būtent romaną apie tą žudiką, bandė įlysti jo psichologiją, į Kennedžio žudiko psichologiją. Kodėl šovė? Jo, kodėl šovė. Ir ten įdomu, tam romane vienintelio atsakymo nepateikiama, ten yra daug versijų. Ten yra ir spec tarnybos dalyvavo. Gal jis pats tiesiog išprotėjęs žmogus, gal po juo nereikia nieko ieškoti, nes ten buvo duomenų, kad jis prieš tai kažkur tai buvo nuvykęs į Baltarusiją ir šaudė antis ir labai nepataikė tas antis. O kaip toks netaiklus šaulys sugebėjo paskui iš 7 aukšto pataikyti važiuojantį automobilį, į prezidentą važiuojančiam automobilį. Tai žodžiu, ten yra daug versijų ir jis, kaip sakau, nes jisai pats išstudijavo ten tuos archyvus, tuos dokumentus, jis ten skaitė ten tūkstančius puslapių perskaitė, apie tą bylą visą perskaitė, žodžiu. Dabargi Trumpas sako, išslaptinsim tos bylos duomenys, kurie dar nebuvo išslaptinti, bet taip ir neišslaptino. Tai bus labai įdomu. Jo, bet tie du įvykiai, rugsėjo 11 ir Kennedžio nužudymas, sakyčiau, jo darė didelę įtaką, bet grįžtant prie šito romano, tai jis toliau važiuoja tuo limuzinu ir galiausiai jis pamato, kad jisai galutinai bankrutavo. Turiuomenys nieko nebeturi. Tik tą limuziną. Praktiškai ir to limuzino. O tas limuzinas yra apibraižytas, sudaužytas. Tai ta prasme, iš išorės tų žmonių? Iš išorės tų žmonių, jo. Ir jo suniokotas visiškai. Dar jis patenka ten į vieną tokį įdomų kamštį, nes tuo metu Niujorke laidoja tokį beprotiškai garsų repo muzikantą. Ir su atviru karstu ten važiuoja jo katafalkas ir važiuoja ten procesijos didžiulės, ten minios žmonių. Ir jis net kažkaip tai parodo žmogiškus jausmus, net sako, kaip gaila,
aš kaip tik jo muzikos klausydavau lifte savo, nes jis ten turėjo 2 liftus, vienam lifte vienokią muziką grodavo, o kita muzika grodavo būtent to repo muzikantų. O tai dienos problema, kurį čia liftą dabar, kokia čia nuotaika dabar? Jo, ir jisai, jo, tai va, ir jisai galiausiai bankrutuoja visiškai, nes jo, ten visiškai, sakykime taip, vyksta finansų griūtis. Beje, tas romanas pranašingas buvo, jis po 10 metų jis tapo kultiniu jau, po 10 metų, nes Occupy Wall Street kaip tik ir įvyko ta finansų griūtis Amerikoje ir tie protestai buvo. Ten, jo, praėjus, aš neatsimenu dabar kelintais, gal 2008 ar po 5 metų, nu kažkur, bet tas romanas, sakau, po 10 metų nuo jo pasirodymo visiškai kultiniu tapo. Tai va, tai jo, nes jis nuspėjo ateitį, bet rašė apie praeitį, rašė apie 99 metus, dar iki rugsėjo 11. Tai čia jisai gal pats ir yra tas Ikaras, aukso viduriukas, ką mes čia kalbam, nei per, nu, kaip rašytojas. Nu, kaip ir sparnų nenudegė, jis labiau apie tuos, kurie nudega sparnus, ne? Tai va, jo, tai šiuolaikinis Ikaras, jo, ir aš gerbimiem žiūrovom neišduosiu to romano pabaigos, jo, nes... Paskaitykit 200 puslapių. Jo, tai yra nedaug, paskaitykit. Vakaro skaitalas, tik filmą nežiūrėkit. Romano pabaiga irgi labai tokia farsinė, netikėta. Jo, nes ten yra toks veikėjas dar, kuris pasirodo, aš skaičiu įvairių ten interpretacijų, toks Ben Levin. Ben Levin, kuris tokie yra intarpai romane, jo dienoraščių intarpai, kuris rašo dienoraštį apleistam name gyvendamas ir rašo dienoraštį apie tai, kaip jisai išgyvena, nes jį va tas Erikas Peikeris, tas turtuolis verslininkas, 28 metų, išmetė iš darbo. Jis rašo, kad... Tokia istorija eina dar šalia istorija. Šalia istorija, kad jis rašo tą apleistam name, užsitempęs kažkokį darbo stalą ten į 3. aukštą laiptais ten. Žodžiu, ir jis rašo, kad mane žemino darbe, aš jį visą laiką sekiau, aš slapta jo žavėjausi, bet aš planuoju nužudyti. Žodžiu. Nes tai vienintelis dalykas, kuris mano gyvenimui suteiks kažkokią prasmę. Nes man net sunku patikėti, kad toks žmogus kvėpuoja pasaulyje, ta prasme, kad toks žmogus važinėja limuzinu, kad apsikirpt. Kuris samdo daktarus kiekvieną dieną, kur žmonės miršta nuo ligų ir skurde, ir kurio limuzinas teršia aplinką, sakykime, teršia orą, kur pasekmės jaučiamos tam pačiam Bangladeše. Tai va. Bet protingos mintis. Jo, tai šitas žmogus... Gal žudyti nereikėtų, bet kad iškelti šios klausimus garsiai. Jo, šitas žmogus, vien tik jo buvimas yra nusikaltimas. Ir tas romanas, tai tie intarpai Marko Levino, atsiprašau, Beno Levino, pasirodo 2 kartus tam romane. Šmėkla. O kai baigėsi, aš kaip sakiau, nespoilinsiu, tik pasakysiu... Apsikirpo ar neapsikirpo? Šitą galiu pasakyti. Taip. Jis pasiekė kirpėją savo. Tas kirpėjas pasirodo, jis gyveno ten Niujorko kitam gale. Ir tas kirpėjas dar kirpo jo tėvą. Ir jį mažą, ir jis dėl to važiavo, tai... Bet sentimentalus žmogus. Va, prasimušė sentimentai pas šaltą egoistą versiją. Jis jau atvyksta visiškai bankrutavęs, dar beje, kai jis išlipa iš limuzino, jį netikėtai užpuola kažkoks protestuotojas, toks garsus protestuotojas, kuris paleidžia pyragaitį, jis ten ir prezidentus buvo užpuolęs, ir Fidelį Castro, kaip jis giriasi, 3 kartus Fidelį Castro užpuoliau, kai jis lankėsi Rumunijoje, jo. Tai va, o Anglijui sako, kai atvykau, kad jau neužpulčiau karalienės, tai man uždėjo apyrankę, kad sektų, kur aš esu. Jo, tai jis ten dušoko nuo medžio kažkur ir tam, žodžiu, Erikui, žodžiu, į veidą tėškė tą
pyragaitį. Tai va, aplypęs to pyragaičių, galiausiai jisai, aišku, apsauginiai sulaiko tą protestuotoją, sumuša ten, dar smogė ir pats tas Erikas. Bet sako, aš jau pripratęs prie tų smūgių, smogtų man, žodžiu. Tai va, ir galiausiai jisai patenka į tą kirpyklą, kur senas kirpėjas, žodžiu. Sako, sveikas, aš atsimenu, kaip tave tėvas dar grūsdavo į tą mašinėlę, kad tu ten sėdėtų ir apsikirptų. Jo, jis ten aplypęs tuo. Ir jis pradeda kirpt, žodžiu. O sako, kur tavo apsauginis? O Erikas beje nušauna savo apsauginį. Ten labai netikėtas irgi siužeto vingis. Jisai išlipa su tuo apsauginiu, ten vaikai mėto aikšteliai, žaidžia su kamuoliu. Niujorke ten tamsu. Gerai, kad šitą vietą priėjom, aš galvoju, jinai svarbi. Tai va, ir sako, čia toks naujas ginklas pas mane, jisai čia toks, aš turiu pasakyti vardą ir pavardę, ir ten pasako čekišką vardą ir pavardę. Čia sako čekiškas moters vardas ir pavardė. Sako, aš turiu pasakyti vardą ir pavardę, ir tada jis atsidarys, ir tada aš jį galėsiu šaudyti. Ir tas Erikas paima tą pistoletą, žodžiu, ir sako, tai koks tas vardas ir pavardė? Ir tas pasako tos moters vardą ir pavardę, ir pistoletas atsidaro, ir Erikas tada jį nušauna. Tai va, ir jisai nukrenta, ir vaikai žaisdami iškrinta kamuolys, ir Erikas parodo, viskas tvarkoja, žaiskit, ir meta pistoletą į krūmus ir nueina. Tai va, ir tada jau tik ir kirpyklą patenka beje. Tai va, nes kirpėjas paklausė, kur tavo apsauginis. Ir jis sako, nušoviau. Ne, jis sako, aš leidau jam pailsėti nuo tarnybos šiandien. Tai va, ir sako, tai turi gal ginklą kažkokį, čiagi pavojingas rajonas. Sako, išmečiu. Sako, kodėl tu tai padarėjai? Kažkaip pagalvojau, kad nebūtina. Bet ką aš čia norėjau pasakyti, kodėl ten įdomus epizodas? Todėl, kad kaip Erikas sako, nes ten Eriko tas dialogas, monologas tiksliau, Erikas sako, bet nei vienas net prie lango nepriėjo. Tarsi Niujorke niekam nerūpėtų tie bešūviai, tarsi tai būtų ar mašinos kažkoks tai užesys, ar dar kažkas. Jeigu būtų 3-4 šūviai, gal kažkas prie lango ir prieitų, bet dabar mieste niekam neįdomu, kas vyksta iš tikrųjų, kad visi iš tikrųjų susvetimėja žmonės. Bet tai kaip žmogui, gal reikia kažkokia prasme ir dėmesio, kiek žmogus gali padaryti dėl dėmesio stokos? Bet turiu omeny, kad bet čia ta įdomi idėja, kad iš tikrųjų niekam nerūpi kitų problemos. Tai faktas. Ir kad visuomenė yra susvetimėjusi visiškai. Taip. Ir kai jis patenka pas tą kirpėją, jo ten prasimuša tie, nes pagaliau jis sužino apie savo vairuotoją, nes yra vairuotojas dar. Tai sako, tam kirpėjui, sako, gal tą vairuotoją, ten vairuotojas irgi beje emigrantas, kaip sakiau, ta svarbi detalė, kad pats rašytojas buvo emigrantų šeimoje. Taip. Ir tas vairuotojas Ibrahimas su savo istorija, ten viena akis tokia tarsi sužeista, jinai beveik tokia, matosi tik baltymas, žodžiu. Ir jisai su viena akim praktiškai mato. Ir sako, tam kirpėjui senukui, sako, pakvieskim ir jį, jis gal nori užvalgyti, nes tas senukas, aš turiu konjako, turiu maisto, turiu vandens, ko nori. Tai sako, įpilk man konjako. Gerai. Nes sako, tavo tėvas, jeigu aš būčiau jam pasiūlęs vandens, jis būtų mane užmušęs. O aš suprantu, visiškai suprantu. Tai sako, bet jis mirė, kai tau buvo 4 metukai, jie dar pasikalba, žodžiu, su tuo Eriku. Tai va, jau atsirakina, kad jis labai vienišas. Ir taip, iš esmės taip. Ir jis kerpa tą Eriką, ir tas jo kirpėjas, kaip sakau, sako, tai čia labai nesaugu. Ir, kadangi jau jis prisipažįsta, kad nėra to apsauginio, tai sako, aš gal tau duosiu tą ginklą. Aš sako, turiu savo ginklą, tas senukas. Ir jis paduoda tą ginklą ir Erikas sako, gerai, aš turiu eiti. Sako, bet aš tik vieną pusę tau apkirpau. Sako, aš garantuoju, kad aš tikrai sugrįšiu pas tave. Bet sako, aš turiu eiti.
Tai va, ir Erikas išeina, ir paskui vairuotojas išeina. Ir vairuotojas, žodžiu, sėda už vairo ir jie toliau važiuoja. Ir galiausiai jie jau nuvažiuoja prie garažų. Toks irgi pakankamai nesaugus rajonas, kur jis turi palikti tą limuziną jau nakčiai. Jis sako, aš pirmą kartą sužinosiu, kur jūs laikot limuzinus. Aš neįsivaizdavau, kur jūs laikot limuzinus. Kur viso New Yorko yra limuzinai. Po žemė. O čia pasirodo, jo kažkokie požeminiai garažai ten yra. Jo, ir jie apsikabina su tuo vairuotoju, atsisveikina ir vairuotojas važiuoja į tą garažą. Ir tada Erikas išgirsta šūvius. Kažkas jį iššovė. Į Eriką? Taip. Bet kol kas nepataikė. Ir tada žmogus surinka pro langą. Kad tu šunsnukį, aš tave nušausiu. Ir Erikas tada nusprendžia, kad reikia užeiti tą namą, pasižiūrėti, kas jį nori nušauti. Oho. Jo. Ir jis mato, kad pagrindinės durys neatsidaro. Ir kaip sakau, tas kinas turi įtaką jo literatūrai, nes pats veikėjas mąsto kino kategorijom. Pavyzdžiui, jis sako, pabandysiu kvailai kaip kine šauti į spyną. Ir žiūrėti, kas bus. Nes kine jinai turėtų taip nukristi iš čia. Jo, ir paskui jis įeina į tą namą. Ir paskui ten yra duris, kuris sako, kine irgi tikriausiai, aš atsimenu, su mama ginčydavausi. Nes mama sakydavo, kad neįmanoma iš pirmo smūgio išspirti duris. O mama sakydavo įmanoma. Bet irgi parodo, kad mama buvo labai paveikta televizijos, kad visą pasaulį per televiziją matė ir kad jis mažas ginčydavosi su mama. Kad nebūtinai tai realybė. Taip, kad nebūtinai tai realybė. O ar išspiria tas duris ir ką jisai ten randa už tų durų? Čia jau paslaptis? Čia jau paslaptis. Čia žiūrovai sužinos, perskaitė visą romaną. Aš labai norėčiau, kad šitą knygą pastatytų Tarantino. Taip. Bet kiek tu man tai pasakoji, man toks, visiškai Tarantino filmai, kur tu nežinai, kas bus, kas laukia už durų. Labai norėtųsi, kad jisai griebtų. Gerbiamas Tarantino, jeigu žiūrėsite šią nuostabią literatūros mašinos tinklalaidės 11 seriją, būkit geras, pastatykit. Kurią mes padarysime su titrais. O, tai jau tikrai privalo padaryti, mus išgirsti. Gal mes irgi čia ateitį šiek tiek. Taip, su angliškai subtitrais. Gerai, tai jeigu mes dabar esame limuzine ir važiuojame, po šios istorijos niekur nelipsim, tikiuosi, nes dabar jau baisu kažkur išlipti. Ne, Ieva, mes toliau važiuojam į kirpyklą. Mes važiavam į kirpyklą. Gerai. Tai mes toliau važiuojam į kirpyklą ir atsisveikinam su žiūrovais. Visiškai atsisveikinam, bet aš galiu pasakyti, kad neatsisveikina tik literatūrinė mašina, nes dar laukia daug kitų epizodų. Daug įspūdingų epizodų. Man tu niekada nežinai, kur tu gali atsidurti, nes šią akimirką vis dar važiuoju į kirpyklą su pirmos klasės 1G. Iš tiesų, jaučiuosi puikiai ir dabar laikas šauti, ką įmanoma šauti limuzinę, tik tai, kad, nešautum. Taip, tikrai nešautumus. Tai iki kitų. Iki kitų kartų. Ir buvo labai malonu. Labai malonu. Tikiuosi, kitą kartą jau kalbėsim, kaip Tarantino pastatys filmą apie Tikėkimės. Nes būtų geras. Būtų geras. Reiktų pastatyti Tarantinui. Iki viso visiems.